Sveiki visi, su jumis aš, Zita Baskienė ir konsultavimo centras Matrica. Ir šiandieną dar pakalbėkime apie tai, kas visgi yra filosofija ir kaip žmogaus gyvenime ir jo veikloje tai vaidina patį svarbiausią arba vieną iš svarbiausių vaidmenų. Tai filosofija nėra apie tai, kada, kaip, kiek arba dar kaip nors. Filosofija yra kas? Esybė. Todėl filosofija yra žmogaus konstrukcijos, kaip stuburas yra kūne, tai filosofija yra vidinė ta vertybinė skalė. Ir visada tai patį pagrindinį vaidmenį ir vaidina. Jeigu mes kalbėsim apie meilę, tai visai nesvarbu, ką šiuo metu mes mylim, už ką mes mylim, kaip mes mylim, kiek laiko mes mylim. Mums svarbiausia yra, kas yra meilė. Jeigu mes žinom savo, susidėlioja, kad meilė tai, kai aš rūpinuos, meilė tai, kai aš negaliu išduoti, meluoti, savanaudiškai arba netvirai kažkaip gyventi. Aš, remiantis į tą filosofiją, ir atitinkamai turėsiu žmonės aplinkui ir juos aš ir tokius pasirinksiu. Todėl svarbiau yra ne kiek, kaip, už ką, o kas. Lygiai taip pat versle mūsų pasirinkimai taip pat, kokios mes didžiulės mega įmonės vadovais arba steigėjais bebūtumėm, mūsų ta veikla remiasi vis tiek į žmogišką filosofiją, todėl kad pirmiausia yra žmogus, po to visa kita. Tai jeigu versle, tai taip pat nėra svarbu, po kiek mes parduodam, iš kur perkam, kam parduodam. Svarbu, kas yra prekė. Ir jeigu mes turim teisingą filosofiją, o teisinga filosofija tai yra suskambanti arba rezonuojanti su visatos veikimo dėsniais ir principais. Jeigu mes turim teisingą filosofiją, mes visada pasirinksim prekę, kuri atitiks tą filosofiją, tai reiškia nekenk žmogui. Jeigu mes atstovausim savo šalį valstybės valdyme, mes visada siūlysim sprendimus, kurie padeda žmogui, o nekenkia. Visa tai remiasi į filosofiją. Todėl versluose lygiai taip pat svarbiausia yra žmogus. Ar gali keistis filosofija? Žinoma, gali. Todėl, kad mes ateinam čia pagal tai, kokį lygmenį pasiekėm praeitame gyvenime. Ir jeigu mes įgaunam tinkamas ir mus ugdančias ir vedančias į aukštesnį ir platesnį suvokimą lygmenis, automatiškai keičiasi mūsų filosofija. Bet jeigu ta filosofija pasikeitė, kaip taisyklė žmogus pakeičia viską. Nes jeigu filosofija pasikeitė, o žmogus daro tą patį pagal seną filosofiją, jeigu versle prekiauja dalykais netitinkančiais, paslaugos kažkur klaidinančios, arba jis pats sulūžta arba savo vidumi, arba savo fiziniu kūnu. Todėl, kad keičiantis filosofijai turi pasikeisti ir tavo kelias. Negali būti kitaip. Todėl žmonės, kurių filosofija pasikeičia arba ateina į kitą lygmenį, arba į kitą tašką, arba į kitą plotį, jie niekada nelieka prie senų savo veiklų, žmonių, supratimo, elgsenos, išvaizdos, pasikeičia viskas. Todėl ir aš savo laiku, kada išėjau iš visų verslų, jų turėjau ne vieną, juos modifikavau, kažkaip transformavau į kitas kažkokias rytis ar veiklas, bet aš visiškai pakeičiau kryptį, nes pasikeitė filosofija. Todėl šiandien esu sveika, laiminga, o žmonės, kurie lyg ir supranta viską naujai arba pakeičia filosofiją, o nepakeičia kelio, vat tas netitikmuo
dezonansas, yra vibracinis tas lūžis arba trintis, jis neleidžia prasisukti ir tada žmogus gyvenime gauna įvairiausius išbandymus. Tai viskas gyvenime yra kintama. Svarbu tuos pokyčius padaryti aptakiai viskame ir patiems savęs nesugriauti. Tai aš visiems linkiu filosofijos, stuburo, o keičiantis esmei, keisti ir savo kelius, pasirinkimus, veiklas, žmonės aplink. Tik tada mes galėsim būti tiek patys savyje sveiki ir laimingi, tiek jeigu tokį požiūrį turės mūsų valstybės valdymo aparatas, mes galėsim būti kaip tauta einanti į priekį. Ačiū.